Sveikinu prisijungus į šią vedamą meditaciją, kuri yra skirta pajausti ir kultivuoti savo vidinę pusiausvyrą. Ir į tai įeina įvairių priešybių atpažinimas ir jų balansavimas, jų tarpusavio ryšio glaudinimas, apjungimas. Ir šis apjungimas tuomet mums vis labiau ir labiau atskleidžia originalųjį šaltinį, iš kurio ir yra sukūriamos tos visos priešybės, tos visos mūsų vidinio ir išorinio gyvenimo apraiškos. Ir kada mes jas visas vėl surenkam kartu ir gražiname šaltiniui, gražiname į vieną, tai tuomet mes pradedame jausti vis daugiau ir daugiau tos tyros šaltinio energijos, kurią tuomet galime panaudoti bet kam. Mes tai galime panaudoti gijimui, transformacijai, kūrybingumui, įvairiausių savybių lavinimui, įvairiausiams dvasiniams tikslams ir taip toliau. Tai dabar kviečiu prisijungti prie šio vedimo, tiesiog sėdėti tiesiai ir tuo pačiu kiek įmanoma atsipalaidavus. Galim leisti savo užsimerkti ir prisimerkti ir tiesiog atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą. Leisti savo kvėpuoti giliai, natūraliai. Tiesiog dabar su savo sąmonė lydėkime šį natūralų kvėpavimo procesą, taip kad jis išties vyktų kuo sklandžiau, tolygiau, švelniai, be garso. Leiskime savo įkvėpti ir iškvėpti. Su įkvėpimu pilnai užsipildome plaučius, su iškvėpimu pilnai ištuštiname plaučius. Ir tolygiai sekame visą šitą procesą. Šitaip mes apjungiame subtilesnę proto energiją su grubesnė fizinė energija. Nes išties kvėpavimas ir protavimas yra labai tarpusavį susiję. Kada mes galvojame daug atsitiktinių minčių, mes taip pat kvėpuojame dažniausiai negiliai ir išsimušame iš natūralaus kvėpavimo ritmo. O kada savo protą per savo dėmesį grąžiname prie kvėpavimo ir tiesiog leidžiame savo kvėpuoti sąmoningai, tai tuomet nurimsta ir protas, jis tampa labiau sutelktas, labiau aštrus, gilus, o kvėpavimas taip pat. Tuomet labiau gali subalansuoti mūsų bendrą savijautą. Tad pajauskime dabar šitą proto ir kvėpavimo vienybę, kaip kvėpavimas ir protas juda kaip vienas. Kaip natūraliai
Įkvėpimas veda į iškvėpimą ir iškvėpimas į įkvėpimą. Ir jauskime tą tarpą tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Jauskime tą centrą, aplink kurį šitaip tobulai ir balansuojame su iškvėpimu ir įkvėpimu. Pajauskime tą gyvybę, kurios dėka įkvėpimas ir iškvėpimas vyksta. Štai ir šitaip natūraliai mūsų savijautoj įsitvirtina pusiausvyra tarp davimo ir priėmimo, užsipildymo ir ištuštėjimo. Ir tame pusiausvyros pojūtyje slypi natūrali palaima. Ir dabar prie to paties galime pajausti žemę po savo kojom, pajauskime žemės stabilumo, pajauskime, kad esame įsišaknyję per savo pėdas, per savo degikaulį galime vizualizuoti, kad leidžiame šaknis į žemę ir įvertinkime tą tobulą ramybę, stabilumą, kurio dėka ir galime taip ramiai sėdėti ir giliai kvėpuoti. Ir taip pat pajauskime tą labiau praretintą dangišką energiją. Pajauskime dangų, pajauskime erdvę aplink save. Išplėskime savo sąmonę dabar tiek į žemę, tiek į dangų. Ir pajauskime vėlgi, kaip per kvėpavimą mes jungiame šitas priešybės. Kaip su įkvėpimu mes įtraukiame tą subtilesnę dangišką energiją ir ji susitinka su grubia kūno fizinė energija. Pajauskime, kai mes įkvepiame iki pat pilvo, ir ta subtilesnė energija susijungia, susintegruoja su mūsų ląstelėmis, su mūsų organais, jiems įkvepia gyvybės ir tuo pačiu duoda galimybę išlaisvinti tai, kas sena, kad energija nuolat būtų perdirbama, atšviežinama. Tai štai, tai vat su įkvėpimu mes ir gražiname orą į dangų, jisai pasiskirsto, tada vėl šviežios energijos įkvepiame atgal į kūną, atgal į žemę.
Štai pajauskime šitą balansavimą tarp žemės ir dangaus. Kad mūsų kūnas iš ties yra žemės pratesimas, kuris įtraukia dangų ir taip pat išstumia. Ir taip mes taip pat galime atpažinti tą tobulą pusiausvyrą tarp mūsų kūnų ir medžių. Kad medžiai gamina deguonį iš mūsų iškvepiamo anglies dioksido. Ir tai yra tobula apykaita, tobula pusiausvyra. Ir tame galime pajausti daug meilės. Besąlyginės meilės, kurią teikia pati gamta. Štai ir per šitą balansavimą galime vis labiau ir labiau atpažinti tą vienybę. Kad vėlgi tai skirtingos energijos formos, kaip subtilesnė, grubesnė energija, bet tai ta pati energija. Tai ta pati esatis. Ir jos skirtingos formos yra integraliame ryšyje. Tokiu pačiu principu mes galime taip pat jausti, kaip su įkvėpimu mes įkvepiame kolektyvinę energiją iš viso pasaulio, kad mes dalinamės vėlgi tuo pačiu oru. Ir mes įkvepiame tą kolektyvinę energiją, tada užpildome ją savo individualią energiją, savo individualią meilę ir valią. Ir tuomet iškvepiam ir dalinamės tą meilę, tą energiją su visu kolektyvu. Štai pajauskime tą apykaitą tarp mūsų vidinės, individualios erdvės ir kolektyvinės erdvės. Ir kaip mes dabar sąmoningai dalyvaujame toje apykaitoje. Kaip mes su besąlyginė meilė priemame visas kolektyvinės energijas, bet taip pat jas gebame transformuoti pagal savo individualią valią. Ir tada mes dauginame tos energijos visame kolektyve. Štai įkvepiam, galime užlaikyti truputį įkvėpę, pajausti širdyje, kaip ta visa energija susicentruoja, išsigrynina, yra prisodrinama meilės, džiaugsmo, taikos, geriausių linkėjimų. Ir tada su iškvėpimu mes išplečiame tą energiją spinduliniu būdu, besąlygiškai visiems, nes visi yra taip pat mūsų pratęsimas. Ir šitai mes sąmoningai bendrai kūrėme savo pasaulio versiją, kuri natūraliai pradės atspindėti vis daugiau ir daugiau to, ką mes į ją siunčiame.
Pajauskime tą vientisumą. Kaip danguje, taip ir žemėje, kaip viduje, taip ir išorėje. Tai vientisa šaltinio energija. Ir tos vienybės atpažinime galime labiau atsipalaiduoti, jaustis laisvai, išlaisvinti vėlgi savo kūrybingumą, įkvėpimą. Ir judant toliau galime taip pat dabar padirbėti su ugnies ir vandens energija, su aktyve ir pasyve, kartais vadinama vyriška ir moteriška energija. Tai nepriklausomai nuo to, kokios lyties yra kiekvieno iš mūsų kūnas, mes visi savyje turime abi šias energijas ir pasyvę, ir aktyvę, ir priimančią, ir duodančią. Tai štai ir pajauskime dabar jas savyje. Galime vizualizuoti netgi danguje, kaip susitinka ties mūsų kūno ašim, taip tolygiai, subalansuotai diena ir naktis. Tai va, galime matyti vienoj pusėje dieną ir saulę, kitoj pusėje naktį ir mėnulį. Ir tiek saulė, tiek mėnulis dabar šviečia į mūsų kūną, į mūsų vidų, į mūsų vidinį pasaulį ir pajauskime, kaip šitos dvi šviesos, šitos dvi energijos, tamsos, šviesos, taip pat energijos susitinka mūsų vidinėje erdvėje, mūsų kūne, mūsų energijos centruose. Ir šios priešybės atranda pusiausvyrą. Jos nebesistengia viena kitos uždominuoti, viena kitos užslopinti, taip kaip vanduo nebando užgesinti ugnies, o ugnis nebando išdžiovinti vandens, bet jos ateina į tą tobulą pusiausvyrą, šios dvi energijos pradeda harmoningai apsijungti. Ir galime matyti, kad toje jų mylinčioje sąjungoje išsiskiria tyros energijos garai, kurie talpina ir vandenį, ir ugnį. Ir kartu su kvėpavimu mes cirkuliuojame šitos garus per visą savo kūną, vėlgi per visus savo energijos centrus. Pajauskime, kaip šitie garai apvalo, išgrynina mūsų vidinį turinį, užpildo meilę, palaimą, aiškumu, harmoniją. Pajauskime, kaip ugnis ilsisi vandenyje, o vanduo ilsisi ugnyje. Taip kaip ir ramybė aktyvume ir aktyvumas ramybėje. Ir tada galime pajausti, kad šitoj pusiausvyroj mūsų ramybė tampa labiau gyva,
nemieguista, netingi, bet gyvybinga, palaiminga ramybė. O į aktyvumą persidoda daugiau ramybės. Iš to nerimo ir chaotiškumo mes galime pereiti į ramų, tolygų, sucentruotą veiksmą. Tai štai atskleiskime savo šią pusiausvyrą. Ir ją galime pasikviesti visas priešybės, kurias mums yra aktualu subalansuoti. Kaip pavyzdžiui, prasme ir beprasmybę. Tai mums nereikia svertis į kraštutinumus, kad viskas yra labai prasminga ir tada va, tas irgi pereina į nerimą, į maniją, arba kad niekas neturi prasmės, kas tada veda į liūdėsį, depresiją. Tai va, vietoj to pajauskime tą pusiausvyrą, kad viskas turi prasme ir tuo pačiu neturi prasmės. Viskas yra lankstu. Mes galime kažką sureikšminti ir lygiai taip pat mes galime tas reikšmės paleisti. Ir tai tarytum žaidimas. Tame ir atsiskleidžia mūsų genialumas, mūsų kūrybingumas. Tada galime pasikviesti ir tokias priešybės kaip mirtis ir atgimimas. Irgi matyti, kad tai yra vientisa energija. Kad pabaiga yra pradžia ir pradžia yra pabaiga. Vieno dalyko pradžia, kito dalyko pabaiga. Vieno dalyko pabaiga, kito dalyko pradžia. Tai yra neatskiriama, tai yra vientisa. Ir pati gyvybė tarp šių priešybių yra amžina, tai amžinas gyvybės variklis. Kiekviena akimirka yra pabaiga ir pradžia. Viskas totaliai atsinaujina kiekvieną akimirką. Tačiau atpažinkime, jog mes vientisai, be pertraukimo esame. Tai yra vientisa būties tėkmė. Ir pastovumas toje tėkmėje. Štai ir taip mes galime vis labiau ir labiau tiesiogiai atpažinti, pajausti, kad mes ir esame tai. Mes ir esame šitą amžiną beribę esatis, šitas dieviškas šaltinis, kuris ir gali savyje pažinti tas visas priešybės, jas apjungti, balansuoti ir skirtingai išreikšti iš akimirkos į akimirką. Ir dabar tiesiog duokime savo erdvės ir pabūti šitame intuityviame atpažinime, šitame
tobulos pusiausvyros ir vienybės pojūtyje, kuriame savaime visa kita, kas yra aktualu, harmonizuojasi pagal natūralų homeostazės veikimą. Tai reiškia, yra mechanizmas net ir mūsų kūne, kuris natūraliai siekia optimaliausio balanso ir sveikatos pagal tai, kiek mes patys įtakojame save įvairiais būdais. Kada mes paleidžiame visas įtampas, visas pastangas ir leidžiame savo ilsėtis natūralioje būsenoje, tada šitas mechanizmas, šitas balansavimo mechanizmas veikia pačiu sklandžiausiu ir efektyviausiu būdu. Taip, ir šitame sąmoningame ilsėjimėsi, savo natūralioj būsenoj mes galime pajausti vis labiau ir labiau išryškėjančią palaimą, tą tyrą šaltinio energiją, spinduliuojančią viskame, be išimčių. Tame taip, jausdami šitą tyrą pirmapradę esaties energiją, mes galime tada pajausti savo tikrąją valią, savo nuoširdžiausią troškimą, svajonę, giliai, giliai savo širdyje ir tiesiog tą šaltinę energiją į tai įlieti, tai išreikšti ir spinduliuoti iš vidaus. Ir matyti, jausti, jog tai gyvuoja, tai realizuojasi šioje gyvoje dabartyje, dalis po dalies, natūraliame gyvenimo atsiskleidime. Dabar pildosi mūsų tikroji dieviška valia, kuri yra laisva, kuri yra tavo. Ir kad ir ką renkiesi, tai išpildo Dievo valią. Pažinti ir įvertinti save per begalę skirtingų būdų. Todėl išties pajausk nuoširdžiai, ko trokšti, ką nori transformuoti, ką nori išskleisti savo gyvenime, ko nori daugiau matyti savo pasaulyje. Ir tuomet įlieki, tai ta tyra, besąlyginė šaltinio energija į tai. Ir tebūnie taip, ir taip yra.
Ir tegul taip, tos mūsų valios ir giliausio troškimo išsipildymas šiame gyvenime būna patiriamas taip pat per judėjimą pusiausvyroje, tarp aistros ir ramybės, tarp paleidimo ir priėmimo, išsiplėtimo ir susitraukimo. Tuomet mes matysime, jog pats gyvenimas, pati kelionė, pats procesas yra, tai yra laimė. Tad netiek svarbu, ko mes siekiame, bet svarbiau atkreipti dėmesį, kaip mes to siekiame, kaip mes einame keliu, nes būtent tai apsprendžia ir mūsų pasiekimus ir kaip mes jausimės tame kelyje. Tad judėkime pusiausvyroje ir mėgaukime savo gyvenimo atsiskleidimu. Ir su šią natą tuomet galime palengva ir užbaigti šią meditaciją, leisti savo pajudėti, palengva atsimerkti, pasiražyti galbūt, prasilankstyti, atsigerti, galbūt pasimasažuoti, sugrįžti labiau į savo fizinius pojūčius, į savo įprastą fokusą, bet to pačiu ir jauskime šitą naują, sužadintą, integruotą pusiausvyrą. Ir tegul šitą meditaciją tęsiasi toliau mūsų gyvenime. Ir karts nuo karto rekomenduoju sugrįžti ir prie tokios sutelktos meditacijos užsimerkus, vėlgi pajaučiant tą visų skirtingų savybių bei priešybių balansavimą, apjungimą ir tą tyrą šaltinio energiją. Tada ačiū labai ir kviečiu sekti naujienas taip pat mano kanale, Budimo kanalas ir tuomet iki laimingai.